Sveiki, čia Gintaras Akulevičius, internetinis marketingas.com. Šiandien labai trumpai noriu parodyti dėl AdWords, dėl Google reklamos, kaip patikrinti, ar tų reklamų yra. Tam mes pasinaudosime tokiu mažu priedu prie naršyklės Add-on vadinasi. Jie, kai naudojam Firefox'ą, kai kas juos vadina įskiepiais, aš gal niekaip nevadinsiu, tiesiog dabar einame į 7 dienos pamokos apačią. Čia tarp resursų galite matyti Google Global. Spaudžiame šią nuorodą. Ir dabar, jeigu jūs naudojate Firefox'ą, tada belieka paspausti tik tai šitą mygtuką ir šitas priedas bus suinstaliuotas. Pas mane jisai jau yra suinstaliuotas, tai aš šiuo atveju suinstaliuosiu jį į Chromą. Čia taip jau nutiko, kad nusistatė man ant to Chromo lietuvių kalba. Nieko nepadarysi. Gal kaip nors išsiaiškinsim. Spaudžiame įdiegti. Patvirtiname. Viskas. Priedas įdiegtas ir mes jį dabar matom va čia kampe. Dabar pasižiūrėkime, kaip šitas daiktas veikia. Aš pademonstruosiu tai su Firefox'u, kadangi nenoriu čia dabar gaišt laiko, yra daug priežasčių, dėl ko geriau mums apsimoka naudoti Firefox'ą negu kitas naršyklės. Taigi pabandom dabar pasižiūrėti, ar yra reklamų. Sakykime, mes domimės šunų treningo nišą Amerikoje ir mes norime pasižiūrėti, ar yra kas reklamuojasi šioje nišoje. Taip, žiūrime. Štai, paieškos rezultatai, matome, kad šunų treningo nišoje nėra nei vienos reklamos. AdWords'ai būna štai čia, iki 3 reklamų, ir kitos būna išrikiuotos štai čia. Dabar, kodėl jų nėra? Greičiausiai todėl, kad mes ieškome jų Lietuvoje. Ir Lietuvoje niekas nesireklamuoja su raktinė fraze dog training. Todėl dabar mes eisime į tą priedą, į tą plėtinį įskiepį, ar kaip jūs norit vadinkit jį. Ir Firefox'e jis matomas yra kitoj vietoj, štai čia. Aš dabar spaudžiu jį ir pasirenku kitą regioną USA. Prašau, 2 reklamos yra čia ir pilna reklamų yra dešinėje. Ką ir reikėjo įrodyti. Jeigu yra kas reklamuojasi ir jeigu reklamuojasi tiek daug, štai pasižiūrėkit, kiek čia reklamų. Tai vadinasi, šioje nišoje vaikšto kažkokie pinigai. Antraip, matyt, niekas nemokėtų už reklamą, jeigu nebūtų pirkėjų. Taigi šiuo atveju mes matome, kad šioje nišoje dirbti galima. Reklamų yra, vadinasi, galima čia dirbti. Šiandien tiek. Gintaras Akulevičius, internetinis marketingas.com. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.